Nevarėnų seniūnijos ūkininkai gyvena vedini optimizmo. Keleri metai iš eilės ūkininkų iniciatyva, padedant bendruomeniai ir seniūnijai, vyksta gražus renginys. Seniūnijos artojai išbando savo jėgas arimo varžybose, ūkininkai demonstruoja naudojamas technologijas, mašinas, seniūnijos bendruomenė susirenka pasižiūrėti ir pabūti kartu. Prieš 5 metus darėm renginį, kokia technika buvo, dar po 5 metų, kad pamatytumėm, ant kiek progresuojam, kiek esam patobulėję. Čia ir jis apsidžiaugia viską tiek, kad vis pesimizmas iš šoną padėti, vis optimistiškai. Tokių renginių kuo daugiau reikėtų daryti ir dabar būtų geriau, kad viskas nuo pačios, kai pradedam judėti, tai ir valdžia turės pradėti kažkaip kitaip. Vytautas Noreika ūkininkauja mišriame ūkyje. Jo technika taip pat buvo demonstruojama renginyje. Tarp jų 24 metrų darbinio pločio purkštuvas Bertų. Tai gimęs kūdikis dar sunku ką kalbėti, nes dabar tik viskas bandomajam periode. Ir iš 3 komercinių pasiūlymų, kaip rinkomės vieną, pasirinkau Rovaltras eksponuojamą Berthaut purkštuvą. Krautuvas prieš 2 mėnesius įsigytas ir Rovaltras krautuvas. Tai kokiems darbams jums reikia to krautuvo? Ūkis? Mišrus ūkis yra, tai įvairiem darbam. Jis čia daugiau valandų dirba negu traktorius. Mano čia 2 traktoriai stovi iš šitos demonstracijos ir pasižiūrėti, rinkoma, kada būtų įvairių markių technika ir kad galėtumėm palyginti. Nes vadybininkai mums pastoviai sako, kad jų technika pati geriausia. O čia dabar matėm įvairių markių. Taip pačiu dirbai matom, kaip vieni plūgai dirba, kaip kiti plūgai dirba, o kaip technika dirba, kad pamatyti skirtumus. Šiandien esam atvežę tikrai nemažą būrį traktorių. Nemažas būrys traktorių yra susirinkę ir iš pačių vietinių ūkininkų. Tikrai buvo ir artojų varžybos. Artojų varžybose dalyvavo gal 4 Valtra traktoriai, kurie yra vietinių ūkininkų. Pagrindinis yra principas tai, kad gal čia nėra labai dideli ūkiai, yra didžioji dalis pienininkų ir jiem reikia universalaus traktoriaus, kad jis galėtų dirbti tiek žemę, tiek padėti prie gyvulininkystės darbuose, šienavime ir kitur. Valtra turi galimybę šiai dienai 4 cilindrų traktorius pasiūlyti iki 170 arklio galių. Tai yra puikus traktorius tokio tipo darbams, kurie yra mišrūs ūkiai. Tarp demonstruojamos technikos buvo viena mašina, kurios pasižiūrėti atvažiavo ūkininkai net iš kito Lietuvos krašto. Atvažiavome į Žemaitijos sostinę, Telšius, iš Trakų, Elektrėnų. Važiavom 3 valandas, kelias išties buvo labai tolimas, bet važiuoti buvo tikrai verta. Tai ką tokio pamatėt, kad verta? Visų pirma, pamatėm labai šaunius žemaičius. Technika yra technika. Technika yra žmogaus sukurtas produktas, čia yra geležis. O vat žemaičiai, tai iš ties yra, sako žemaičiai, lėti šalti žmonės, bet iš tiesų žemaičiai matosi, kad šilti žmonės ir svečius moka priimti, ir pademonstruoti moka techniką. O technikos važiavom pasižiūrėti būtent akmenų rinktuvą, nes pas mus akmenų gerokai daugiau yra aplink Trakus, Elektrėnus, negu kad šiandien Žemaitijoje. Čia tikrai tiek neteko matyti akmenų. Šiaip tai čia jau akmenukas į Rovaltros daržą, kad kitą kartą demonstruoti tokį rinktuvą geriau tegul sukviestų pas mus Trakuose, kur iš tiesų akmenų yra kelis kartus daugiau. Jonas Kiršys liko patenkintas tuo, ką pamatė. Akmenų rinktuvas paliko gerą įspūdį. Įspūdį jis paliko tikrai neblogą, bet dar geresnį įspūdį paliktų, jeigu jis būtų demonstruojamas ten, kur akmenų iš tiesų yra gerokai daugiau ir kur akmenys gerokai įvairesni. Tai žodžiu, kviečiate mašinas demonstruoti į Trakus? Jo, kviečiame Rovaltrą pademonstruoti savo mašinas Trakuose, kur iš tiesų mašinos parodytų tai, ką gali. O akmenų rinktuvo šeimininkas Antanas Šakys nemano, kad jo laukose akmenų mažai. Pavasarį atviesiai, aš neklystu, atvežė iš parodos, ką pasėsi po demonstracijas. Jie įsigijau per paramą, tai iš tikrųjų esu labai patenkins, nes pas mūsų laukos labai daug akmenų, kai reikia rinkti, tai būdavo pavasarį, ypač pavasarį. Vaikai verk jau, kad reikia akmenys rinkti, o pas mus yra daugiau gyvulininkystės ūkis. Ir čia vis tiek žolį pjaunant ir žemė paruošti yra
turbūt akmenis nurinkti švariai. Nes prasidėt paskiau kitas procesas į presą, į šienapjovį, į skrandį gyvulio ir taip toliau, taip toliau. Jis renka akmenis, nu taip, jeigu pasakius, nuo gal 3 cm iki 30. Katras didesnis yra, prie šito traktorių neturėjau prikabinės, bet prie kitą pasiėmu kaušą, tą tokį didesniems akmenims paimti ir priekį, jeigu toks pasitaika, paimu, toliau važiuoju su šito. Pakeičia, gali sakyti, kokį 15 žmonių greičio atžvilgių. Jeigu tai paėmus, su juo greit nevažiuoji, važiuoji ant 2-3 km/h, bet jis surenk viską švariai. Nu, žmogus ištisai, vis tiek jam turi pertrauką duoti ir arbatas atsigerti. Tiksliau, kuo didesnis būrys, tuo daugiau problemų. O čia viens pats susitvarkau, nuo rima nerinksi, bet jau turbūt vis tiek pradiskuota, prakultivuota, kad tie akmenys įsikeltų ir būtų minkštesnė žemė, tad jis labai puikiai atlieka savo funkcijas. Minimaliai išdirbo žemę, pravažiuoju su akmenų rinktuvu ir tada važiuoju jau su siejamuoju. Trakiškai kvietė atvažiuoti akmenų rinktuvo demonstruoti Trakuose, nes ten sakė daug daugiau akmenų ir pamatytumėm tikrai, ką ta mašina gali. Tai ką jinai gali? Tikrai ši mašina gali daug. Esminis irgi jos, kaip sakyti, pagrindinis dalykas, mano, tai yra tai, kad ją gamina Suomijai ir pagrindinė produkcija yra sukurta Suomijos rinkai. Ir Suomijos rinka tai yra akmenų skaičius yra nesulyginamas tai, kas yra Lietuvoje. Suomijoje ši mašina yra labai populiari. Dažnas ūkininkas ją turi, nes samdyti žmonės ten yra ir darbo jėga brangi ir viskas, tai yra labai sudėtingas darbas. Tai jie šitą darbą patikė technikai atlikti. Taip, šitam Lietuvos krašte, ką mes bandėm šiandien, yra žemės dosnesnės, akmenų gerokai mažiau ir tikrai būtų įdomu pademonstruoti šitą techniką pas ūkininką Trakų rajone, kur yra sudėtingesnės darbo sąlygos. Kokia darbo sparta įmanoma, kokio dydžio akmenį surinkti, iš kokio gylio galbūt juos iškasti? Darbo sparta nėra jau labai didelė, jis yra iki 5 km/h, tai yra priklausomai nuo akmenų kiekio. 5-6 km/h kažkas yra toks darbas. Maksimalus akmens paėmimas galimas iki 50 cm. Šiuo atveju ši mašina jama akmenį iki 30 cm. Darbinis gylis yra iki 15-20 cm gali paimti akmenį. Šios mašinos darbinis plotis yra 5 metrai. Yra dar galimos dvi specifikacijos, tai 4 ir 6 metrų darbinio pločio mašinos. Surenkamų akmenų maksimalus dydis priklauso nuo sieto, kuris parenkamas pagal ūkininko poreikius. Mažiausi surenkami akmenys gali būti 3, o didžiausi 50 cm skersmens. Pastaraisiais metais ūkininkai labiau domisi akmenų rinktuvais. Pagrindinės priežastys yra 2 – nėra žmonių ir daug geresnė darbo kokybė.